Gerą vakarą. Labai malonu matyti mano bendrakeleivės, kurios kalba iš Lietuvos, iš Danijos ir iš Švedijos. Labai noriu pirmoje eilėje pristatyti Eglutę. Ja daugelis jau gal žinote, bet aš pasakysiu apie Eglutę savais žodžiais. Tai yra žemiškas žmogus, darantis nežemiškus dalykus. Tai galima sakyti dieviškus. Kelionė su Eglute buvo mum artima vaikų ligose. Tai yra taip pat mano ir kolegė, galima sakyti, ir didelė širdį turinti lektorė. Tai jo žodžiai yra tikrai išjausti, kaip kartais sakau, Dievui tiesiai jausi. Tai už tai, Eglute, tau labai padėkoti noriu, kad įsileidai mane labai arti pažinti tave, kad tu leidai man tave pažinti ir kad mes dalinamės. Dabar apie Jurgitėlę, kuri gyvena Danijoje, tai ką galiu pasakyti, tai yra moteris, kuri gavo menopauzės puokštę. Ir kaip jinai su jie tvarkėsi, tai galbūt geriausiai artimiausiai žinau aš, kadangi Jurgita yra jau sveikas žmogus ir tuo labiau nesustojo tame kelyje. Jinai neša šviesą, aš jai noriu padėkoti už drąsą, kad jinai motyvuoja žmonės ir jinai kalba tiesą ir jinai yra būtent tas šviesus žmogus, kuris moka dalintis. Ir už tai jai labai sekasi, jinai yra nominuota 3 ženkliukais, bet šiandieną ne apie tai. Jinai tiesiog galbūt pati papasakos apie tai, tą visą kelią. O apie save, ką aš galiu pasakyti, kad aš irgi esu sveikas žmogus, dovanų gavęs antrą gyvenimą. Ir ar tai yra jų daug tokių? Viena aš esu iš jų. Tai jeigu jums bus įdomu, kada nors kitą kartą, ne šiandieną, jūs galite mane patrukdyti. Lygiai taip pat noriu padėkoti žmonėms, šeimom, kurie žiūri tą temą, tokia menopauzės puokštė, galbūt ne labai artima vyriškiam, bet aš noriu padėkoti tom šeimom, kurie nėra abejingi savo šeimos nario būsenai, sveikatai ir tiesiog visiems tiem, kurie mus žiūri šiandieną. Tai gal ir jums kažkas tai suvibruos, kur irgi norėsite pasidalinti. Tai aš už tai tiesiog. Tai va dabar, Jurgitėlė, tu gali galbūt papasakoti, kas tą dieną tau atsitiko ir kaip tu ieškojai pagalbos, kaip tu rėkei, šaukiai, kad išprotėsiu, darykite ką nors. Ir kaip tai vyko tavo gyvenime. Labas vakaras. Tiesiog man visą šitą prasidėjo jau nuo 43 metų. Taip. Bet aš kažkaip mane tos pirmos karščio bangos pradėjo kamuoti, bet taip aš kažkaip nelabai kreipiau dėmesio. Bet jos nebuvo stiprios, jos po truputėlį man tik tai. Po to man darėsi nemiga. Nemiga mane kankint pradėjo tokia stipri. Nemiga, po to prasidėjo plaukų slinkimas, nagų trupinėjimas. Išvis visiškai išvedė mane iš kondicijos. Nuovargis didžiulis, todėl kad aš dirbu šiltnamį, vasarą labai karšta ir man trūko labai daug jėgų. Ir to vandens atrodo ir gerdavai ir vis tiek man jo trūko. Ir po to man prasidėjo visiškas miego netekimas. Ir aš ieškojau pagalbos, aš naudojau ir papildus naudojau, ir vienus naudojau, ir kitus naudojau, ieškojau visokios informacijos. Iš visur aš ieškojau informacijos ir vieną dieną mane kažkaip, aš įsijungiau telefoną ir įsijungiau Facebooką ir sakau, aš vis tiek turiu kažką surast, nejaugi nėra kažkas, kad man padėtų. Nes tikrai man buvo, sakau, vienas žingsnis iki išprotėjimo, man buvo tokios sunkios priešmenopauzinis tas laikotarpis, kad man tikrai labai sunku buvo.
aš suradau Aksaną per tą moterį. Aksaną suradau, kuriai paskambinau ir aš jai pasakiau tokius žodžius. Aš kaip dabar atsimenu, prieš metus laiko tie žodžiai man šiandien skamba. Labas vakaras, padėkit man, nes aš baigiu išprotėti. Žinokit, tikrai taip ir buvo. Aš iki 1 valandos pamiegodavau nakties, aš keldavosi į darbą po 3:20 ir aš, žinokit, tas likusias valandas žiūrėdavau į dangų ir laukdavau, kol prašvis, nes tikrai labai buvo sunku, labai sunku. Ir fiziškai, ir morališkai visaip man buvo sunku. Ir dar ką aš atsimenu, ačiū tau Jurgitėlė, kad tą kelią mes ėjom kartu ir aš atsimenu, kai į tave žiūriu, tu verki, tu tiek verkdavai, tu sakai, man plaukai slenka, aš iš tokios moters, aš esu negraži, niekas aplinkoje manęs nesupranta, į mane žiūri kaip į rudens gėrybių krepšį, o ne kaip į tą puokštę menopauzę, kurią gavau. Aš nuvitau, o aš žiūriu ir sakau, tai kas dar darosi, tu sakai, man svoris auga, mano virškinimas sutrikęs, aš nebežinau, ką į burną dėti, man niekas nebepriima, aš jaučiuosi visa užblokuota. O aš tau sakau, tai kaip čia gavosi? O tu sakai, svoris plus, grožis minus. Tai aš dabar galvoju, ką man su ta Jurgita reikėtų daryti iš tikrųjų, kada grožis minus, o svoris plus ir tu jautiesi, kad savo aplinkoj tu esi nesuprasta. Ir aš tada prisėmiau atsakomybę ir aš sakau, aš galiu tau padėti, aš taip pat medikas, bet jeigu aš nesugebėsiu, aš vis tiek eisiu tą kelią su tavim. Aš rasiu kažkokius žmonės, rasiu galbūt mūsų aplinkoje yra ir bendrystė, ir Eglutė yra vaistininkė, ir gydytojų turim. Sakau, tu tik tai nurimk, aš tave taip globojau kaip tą lėliuką, kaip nežinau, nes tu tokia jautri buvai palikus, kad aš paskui ir pati galvoju, vienas žingsnis iki išprotėjimo, Viešpatie, man pačiai asmeniškai, mes moterys visos, man taip nesidarė ir aš galvoju, ką čia dabar daryti. Ir va dėl to kažkaip tai tą depresiją tu paminėjai, tą nenorą susitikti žmonių, gyventi ir tiesiog nemoki išreikšti emociją, į tave reaguoja, tu nuo visų užsisklendusi, bet tu buvai vis tiek Dievo palytėta, tu buvai drąsi, tu ieškoji informacijos internete, tu įsivaizduok per kažkokį tai internetinį puslapį, tu suradai ne tik draugus, tu suradai viską viename. Ir šiandien aš žiūriu, kokia graži mano Jurgita. Jinai dalyvauja, jinai renginius organizuoja, jinai važiuoja į Lietuvą su krepšiu lašinių jau, nors man jų nereikia, bet jinai jau gali jos valgyti, jai niekas nebeskauda ir aš jos ragauju ir sakau, žiūrėkim, ką mes šiandien turime. Tai vat aš dabar galvoju, Eglutė, tugi gal žinai ir pati iš savo rato moterim, kurios tikrai nedrįsta tiek daug pasipasakoti, bet aš šiandieną į tave kreipiuosi, surinkusi visą sąrašą. Tas sąrašas atrodo, kažkur girdėta, kažkur kažkas papasakoja buvo, bet kai aš taip įsigilinau šiandieną ir noriu tau jį tiesiog paskaityti, kokios mes moteris kartais galime būti vargšės ir kaip mum atskirti tos simptomus, ką mum pradėti galbūt pirmą žingsniuką daryti, kur čia tas siūlo galas, iš kurio mes galim privinioti. Tai aš dabar galvoju, moteris, okei, mes turim tą gimdutę, mes turim tą nervų sistemą, kaip ir visi žmonės atrodo susitvarkytų, bet kada paliečia tą menopauzę, kas atsitinka, kad tą periodą, kada tu žiūri moters gimimo, kiek jisai evoliuojasi, tai yra gitoj ir miomos, yra ir pašalintos gimdutės, yra ir polipai, yra ir kiaušintakiai operuoti, yra ir kiaušidės šalintos, yra ir cistos, yra ir miomos, yra ir endometriozės, yra šitiek daug ir kraujavimų, ir ką ten tik nedaro, ką ten tik nepridarom. Ir aš dabar galvoju, ar tai tikrai tik tiek, kad ta gimda yra tik raumeningas maišas ir kad mes pasijuntam kartais toj menopauziai, kaip tas krepšys rudens gėrybių. Padėtas vos ne į sandėlį, peržiemoti, gal išgyvens, gal nesupus, o gal išsirutuliuos kažkaip jinai iki pavasario. Tai tas jausmas yra toks skaudus, kad tikrai nesu bet kuo pakalbėsi.
Tai gal tu gali kažkaip savo patirtim pasidalinti vaistiniai, ar kaip jūs tvarkotės, ką tu galėtum pasakyti tom moterim? Tai labas vakaras, merginos. Labas vakaras, Ačiū, Egle. ačiū už šitą pasimatymą, už šitą būtent temą paliestą. Tai galiu pasakyti iš savo patirties, kad tai pasiklausius dabar Aksanos, tai atrodo, va, jetau, nu ir kam aš tą moterim gimiau, bet iš tikrųjų tai viskas gali būti ne taip baisiai, kaip čia, nu, Aksana suvardino, čia jau tokiu visiškai beviltišku atveju. Tai iš tikrųjų vienas moteris tas klimakterinis periodas labiau paliečia, kitas mažiau paliečia. Vienos eina tiesiog, taip galim sakyti, su minimaliais kažkokiais negatyviais pojūčiais ar kažkokiais neigiamais simptomais, kitos labai suvargsta. Ir nuo ko tai priklauso? Tai nuo daug dalykų. Kažkiek lemia ir genetiniai faktoriai, bet aišku ne 100%, 20% lemia mūsų genai. Yra, gal sakykime, labiau paveldim ne genus, bet paveldim gyvenimo būdą, mitybos įpročius. Na, tiesiog kopijuojam savo tėvus, ką mityboje ar ne, ką mes įpratę esam valgyti, tą ir gaminam. Dažnai labai taip nutinka. Ir irgi dar priklauso nuo to, kaip ta moteris, kiek į save investuoja, kiek jinai į save įdeda, kiek jinai ilsisi, kiek jinai mankštinasi, kokio jinai aplinkoje būna, kas ją supa ar ne. Nes ta sveikata susideda iš kelių faktorių. Bet dabar mes šiandieną kalbam būtent apie tą klimakterinį periodą. Tai klimakterinėme periode persitvarko mūsų hormoninė visa, kaip sakyt, sistema, mūsų lytiniai hormonai persitvarko. Ir ne, pirmiausia, tai estrogenai tai yra mūsų švytėjimas, tai yra mūsų spindesys, tai yra mūsų vaisingumas. Ir mes, vat, būtent tokios, vat, kai būna moterys jau prisirpusios, tokios pasiruošusios daugintis, jos, kai sako, kodėl 30 metų moteris ima gražėti ar ne, ir išgražėja ten iki 40 būna pačios gražiausios, labiausiai švytinčios. Tai dėl to, kad tai yra, vat, būtent tas amžius, kada, nu, dauginimuisi parengtos esam. Tai po to tie estrogenai ima mažėti. Ir mes pradedam, norim ar nenorim, vysti. Bet tai pasimato ne tik ant išorės, bet tai pasimato ir būtent viduje. Ir tikrai jau dažnai girdime tokį sakinį, žodžius, kad klimakterinis periodas tai yra raganų periodas. Kad pradedam raganėti. Kas nutinka tame klimakterinėme periode? Mes pradedame prakaituoti, dažniau prakaituoti, daugiau prakaituoti. Čia kalbu apie daugumą, ne apie tas laimingasias, kur ten į savaitę gal tik vieną kartą išpila karštis. Tai su prakaitu netenkame daug mineralų, ypatingai magnio, kalio. Ir kas toliau? Magnis yra antistresinis mineralas. Magnis yra detoksikuojantis mineralas. Magnis yra atpalaiduojantis mineralas. Magnis yra mineralas, kuris dalyvauja energijos gamyboje. Nu ir jeigu mes jo imam trūkti, tai vat viską ir pagalvokit, kas nutinka. Stresuojam, sutrinka detoksikacija, nemiegam ir, ką aš dar ten sakiau, nemiegam, miegas sutrinka. Ir, žodžiu, magnis taip pat atpalaiduoja raumenis, tai reiškia kraujo spaudimas irgi dėka to reguliuojamas yra. Reiškia, kraujospūdis ima kilti. Energijos trūksta, nes magnio trūkumas lemia energijos gamybos sutrikimus. Tai vat ir tampam tokios stresuotos, be energijos, nesidetoksikuojam, neatsipalaiduojam. Tai vien tik apie magnį, čia tik tai vieną magnį paliečiau. Tai tame periode, sakyčiau, moterims su magniu reikia sudaryti, nu, kaip sakyt, rimtus santykius. Sandorį parašyti. Visada ženytis rekomenduoju su kofermentu Q10, bet, sakykime, magnis irgi jau būtų, nu, toks, irgi į tą trejetuką tikrai įeitų. Toliau, jeigu kalbant apie
apie tą patį Q10, kurį, nes paskui galiu pamiršti papasakoti, tai Q10 yra kofermentas, kurį gamina mūsų organizmas, bet su amžiumi jau apie tą klimakterinį periodą jo sintezė yra kažkur, nu, priklausomai skirtingai, kiek mankštinasi moteris, koks gyvenimo būdas, ar rūko ar nerūko, ar vaistus vartoja nuo cholesterolio, bet jau tas Q10 panašiai sintezė siekia, nu, kažkur apie 50%. Bet jeigu moteris rūkanti, visiškai blokuoja Q10 gamybą. Jeigu vartoja statinus nuo cholesterolio vaistus, vėl blokuoja. Tai vėl tas Q10, tai kas tai yra? Tai yra fermentas, jisai yra jaunystės eleksyras. Bet tos jaunystės, tai negalvokit, kad jaunystė tai tik tai gražus be raukšlių veidas. Tai jaunystė tai yra puikiai veikianti, plakanti širdis, funkcionuojantis organai visi. Ir 50 metų patarimas mano su kofermentu Q10 apsiženyti iki gyvenimo pabaigos. Toliau, iš kur gauti tų estrogenų? Tai estrogenus gamina iš tikrųjų ne vien tik tai kiaušidės. Gamina iš tikrųjų ir ne vien tik lytiniai organai gamina, ar ne, bet gamina ir riebalinės ląstelės, gamina ir žarnyno ląstelės kažkiek. Tai moterys, kodėl pradeda su amžiumi trupučiuką tokios pilnėti, apvalėti, ar ne, tai organizmas pats save gelbėja, nu, kad tų estrogenų daugiau pasigamintų, tai tą riebaliuką stengiasi užsiauginti. Bet jeigu mes gautumėm iš maisto arba iš maisto papildų fitoestrogenų, tai mums tie fitoestrogenai būtų kaip pakaitalas mūsų pagamintų estrogenų ir organizmas tiesiog nejaustų to deficito ir mes nebūtumėm tokios raganos, nes būtent estrogenų sumažėjimas išbalansuoja visą hormoninę sistemą. Tai fitoestrogenai yra saugus ir juos organizmas praktiškai neskiria nuo savų, priima kaip savus ir elgiasi kaip su savais. Reiškia, tiek, kiek reikia įsisavins, kiek nereikia neįsisavins, nėra, galim sakyti, pavojos perdozuot, nu nebent jau ten nesuvokiamais kažkokiais nelogiškais kiekiais vartosite fitoestrogenų papildus, tai žinot, viskas, kas per daug jau tas nesveika, bet normaliom dozėm tai tikrai pavojos nėra. Ir fitoestrogenai pakeisdami estrogenus, jie prailgina dar mūsų tą visą garantinį žodžiu. Ir mažėjant estrogenams organizme mažėja kaulinių ląstelių skaičius, kurios įsisavina kalcį. Tai reiškia, kuo mažiau estrogenų, tuo mažiau ląstelių, kurios paima įsisavina kalcį. Tai ką mes turim? Kaulų retėjimą, jeigu trūksta estrogenų. Kalcio deficitas taip pat lemia magnio prastą įsisavinimą, nes susiję yra kalcis su magniu, vienas kitą įtakoja. Taip pat kalcis reikalingas yra ir nervinių impulsų perdavime, skirti vitaminą D. Vitaminas D yra hormonas, tik tai jisai yra vitaminas iki tol, kol nenuvažiavo į kepenis, kepenyse pusiau patapo aktyvus, tada nukeliavo į inkstus ir tapo aktyvę formą, tada jis pavirto į hormoną. Tai vėlgi vitaminas D įtakoja labai lytinių hormonų sintezę. Žemas vitamino D lygis lemia estrogenų irgi deficitą. Ir reiškia, kada yra tas jau toks labai agresyvus tas klimaksas, reikia visada susitvarkyti vitamino D lygį organizme. Ir kad jisai būtų ne ties minimalia riba, bet geriau ties maksimalia riba. Vitaminas D yra ir antiuždegiminis. Jis yra ir antidepresantas natūralus. Jis yra ir antivirusinis, ir antivėžinis vitaminas, arba kitaip tariant, hormonas. Tai žodžiu, kada yra klimakterinis laikotarpis, moters organizme vyksta didžiulis oksidacinis stresas, ko pasiekoje pradeda vystytis lėtinis uždegimas. Tai vitaminas D stabdo tą lėtinį uždegimą ir apsaugo mus nuo lėtinių
įvairių susirgymų ateityje, tai vat kardiovaskulinių ligų, nes gal jau ir pastebėjome, ar ne, moterys, kad Taip, taip. atrodo buvom sveikos ir vat atėjo klimakterinis periodas ir atrodo užpuolė 1000 ligų vienu metu. Ir spaudimas, ir širdis, ir nervų sistema, ir viskas. Nu, vienu žodžiu atrodo, kad susirgai visom ligom pasaulio. Ir tas vitaminas D, vėlgi jo deficitas gali lemti ir kraujospūdžio kilimą. Tai aš esu sureguliavus kraujo spaudimą vien tik atstačius vitaminą D vienai moteriai. Vien tik su D, žodžiu. Mhm. Taip, ką toliau dar norėčiau išskirti. Omega-3 riebesias rūgštis. Tai omega-3 riebiosios rūgštis didžiulį vaidmenį vaidina visame periode moters ir visų žmonių, galim sakyti, ir ne tik moters. Bet šitame periode, kada padidėja, kelis kartus padidėja kardiovaskulinė rizika ir moteris pradeda tikrai skųstis ir kraujotakos sutrikimais ir širdies sutrikimais įvairiais, tai omega-3 poreikis išauga ženkliai. Tai omega-3 rūgščių tame periode turėtumėm gauti ne mažiau kaip 1300 mg parai. Labai sunku moteriai adekvačiai reaguoti į stresą, jeigu trūksta omega-3 riebių rūgščių. Gali stengtis, kiek tu nori, reaguoti ramiai. Jeigu omega-3 deficitas, tu iš musės visada darysi dramblį. Būsi verksminga, būsi tokia, tiesiog graudensisi, nereikia. Žodžiu, omega-3 rūgščių deficitas parodo tą tokią hiperjautrumą, neadekvačią reakciją į stresą. Ir tiesiog, kai moteris sako, nežinau, ar čia man tikrai trūksta, aš kaip ir valgau, ir tą sveiką maistą, bet apie omega taip labai paprastai, kad jos galime gauti tik tai valgydami jūrinę laukinę žuvį. Ir viskas. Atsakymas aiškus, kiek mes suvalgom laukinės jūrinės žuvies. Ne iš prekybos centrų, nes prekybos centruose yra ūkiuose auginta žuvis. Ten omega-3 riebių rūgščių yra tik pėdsakai. Ir tada pasidaro aišku, kad šitų medžiagų be papildų, šiais laikais praktiškai neįmanoma gauti, nebent jūs gyvenat kažkur Viduržemio jūros regione. Ir tada galbūt tikrai dar įmanoma, bet tikrai, tokių mažuma. Ir ką dar tada reikėtų išskirti tame periode? Vitaminą E. Žinoma, akcentuoti reikėtų, kad tai turi būti būtinai natūralios kilmės vitaminas E. Nes sintetinės kilmės vitaminas E, jeigu jį perdozuojam, jis pradeda veikti priešingai. O koks yra veikimas vitamino E? Išlaikyti odoje ir gleivinėse drėgmę. Tai reiškia, mes nebūsim kaip pavasarinės sudžiūvusios morkos. Vitaminas E reikalingas ir estrogenų sintezei. Reiškia, jeigu E trūksta, tai tų estrogenų sintezė dar labiau bus sumažėjusi, nes tiesiog nėra iš ko to estrogeno iškepti. Ir kaip sakau, košę iš kirvio galim išvirti tik pasakoj. Tai estrogeną pagaminti be vitamino, tai tik pasakoj gali. Tai tiesiog E vitaminas yra labai svarbus. Jis yra antioksidantas, apsaugantis nuo oksidacinio streso. Tai yra gaisrininkas, užgesinantis ugnį, nes oksidacinis stresas yra ugnis, gaisras. Tai tiesiog, jeigu, kaip ir minėjau, kada moteriai klimakterinis periodas, pas ją oksidacinis stresas padidėja ženkliai ir jeigu trūksta antioksidantų, tai pažeidžiamos yra pirmiausia visos gleivinės ir vitaminas E būtent yra gleivinių antioksidantas, nepaminėjau. Ir ne tik odos. Tai moterim klimakterinėme periode pradeda džiūti gleivinės, moteriškos gleivinės, ar ne? Ir to pasekoje prasideda bakterinės infekcijos, nes gleivinės, kada yra išdžiūvusios, jos neturi apsaugos.
bakterinės infekcijos kyla į viršų, gali tada sukelti ir gimdos, ir kiaušidžių uždegimus, tada visokios grybelinės infekcijos prasideda, vien dėl to, kad išdžiūvome. Mhm. O sintetinis vitaminas E, jeigu mes jį perdozuojam, jisai kaip tik skatina oksidaciją, tai reiškia skatina vėžinius susirgymus. Ir turime labai žiūrėti, kokį vitaminą E vartojame. Sintetinis gali pakenkti, o mes tikrai juk nesidarome tyrimų, ar jau pakankamai, ar jau perdozavau. Nu, ar darotės kas nors vitamino E tyrimus, kas pusę metų ar kas metus? Nu, nesidarom. Tai vat nieks nesidarom ir tiesiog vat taip vabank, vat rizikuojam. Mhm. Jeigu natūralios kilmės vitaminas E, jisai žymimas yra D-alfa-tokoferolis ant pakuotės arba D-alfa-tokoferolis, tokotrienolis, žodžiu, yra 4 tokoferolių ir 4 tokotrienolių formos, o vaistinėje mes turim dažniausiai vieną tik formą DL-alfa-tokoferolį, o DL raidelės reiškia sintetinę formą. Tai va tas vitaminas E yra turbūt vienas iš keletos, kur eina atskirti iš ženklinimo, ar sintetinis, ar natūralus. Priešingai, pavyzdžiui, askorbo rūgščiai tu negali pasakyti, nes vienodai ženklinama yra. Ir sintetinis, ir natūralus. Tai apie E kaip ir turbūt būtų tiek. Sutrumpintai čia ar ne. Mhm. Dar brangiosios moterys yra vienos medžiagos, kurių reikėtų nepamiršti, tai yra amino rūgštys. Tai yra baltymo dalys. Amino rūgštys tai yra statybinė organizmo medžiaga ir pastebėjote turbūt, kad su amžiumi lygtais tas veidas pradeda atsiskirti nuo kaukolės. Kažkaip ir tos rankos taip atrodo, kaip gerai išvirtos vištos ar ne, mėsa nuo kaulų skiriasi. Kaip šikšnosparniai. Ir iš tikrųjų krenta raumenų tonusas ir šlapimo moterys pradeda nelaikyti, kas yra labai didžiulė problema, kuri kerta per pasitikėjimą. Tai žodžiu, su kuo tai susiję? Tai dažniausiai susiję su prastėjusiu virškinimu, nes tas stresas lėtinis ir tas oksidacinis stresas pažeisdamas gleivines sukelia virškinimo trakto fermentų deficitą, ko pasėkoje mūsų tas kotletas ar kiaušinis ar pieno produktas, baltyminis produktas yra nesuvirškinamas gerai ir organizmas negali įsisavinti baltymo, nes jo tiesiog nesuvirškinto negali paimti iki amino rūgščių, jeigu baltymas nesuskaidytas, tai tu tiesiog jo negali absorbuoti, organizmas net pažįsta tokio baltymo. Tai būtent maisto papildai, kurie yra suskaidyti, žodžiu, baltymai į amino rūgštis, puikiai tinka tokiu periodu, nes šita forma paruošta įsisavinimui ir reiškia mūsų organizmai su tokiais fermentų resursais paima tas amino rūgštis ir panaudoja statyboms. Tai ką mes turėsime iš to, kokią naudą? Tai aišku, pirmiausia, moteris galvoja apie kolageną ar ne, nes jau mums tai tikrai tos raukšlės, jos mums trukdo gyventi. Tai kolagenas mažins raukšlių atsiradimą, taip pat gerins kraujagyslių būklę, mažins jų trūkinėjimo riziką. Ir čia eina kalba apie jau, tarkim, kažkokius tokius dalykus kaip kraujagyslių krešulių atsiradimą ar ne, ar ten insulto rizika, taip toliau. Čia gali labai toli nueiti. Taip pat amino rūgštys reikalingos ir to pačio estrogeno sintezei. Taip pat amino rūgštys reikalingos yra neuromediatorių sintezei. Tai čia, žinokit, sudėtingas tik žodis, čia paprastai reikia sakyti. Tai yra laimės hormonas, serotoninas, miego hormonas, melatoninas, pasitenkinimo hormonas, dopaminas, endorfinai, džiaugsmo hormonai ir taip toliau. Tai žodžiu, viskam reikalingos amino rūgštys. Tai, kaip sakant, ne
jų negaunant, mes vėl važiuojam žemyn ir va vėlgi tas šlapimo nelaikymas, tai yra atsiranda dažniausiai dėl būtent prasto raumenų tonuso, dėl amino rūgščių deficito. Ir probugalus ir refliuksai prasideda, ir šlapimo nelaikymas, gimdos moterim krenta, tada reikia atlikti operacijas pakelimo, nes tiesiog nelaiko tų vidinių organų, nebelaiko raiščiai. Tai va, tai ir dar pridėsiu, kad ir magnio deficitas kartu su amino rūgštimis irgi dar labiau tą duobę kasa. Tai kad ragana tampi čia vienas dalykas, bet įsivaizduokit, kai tu nelaikai šlapimo ir kai, na, tiesiog grožis ar ne, nu, visos problemos, nu, tai kaip tu savimi pasitikėsi, kai tu, vat, žodžiu, jau supranti, kad, nu, tiesiog problema yra gyventi, ar ne? Jau tikrai. Ir taip atrodo, niekas nešnekam, nes nepatogus dalykas kalbėti, kad tu nelaikai šlapimo ar kad tau gimda krenta. Tai, bet moterys vaistinėje per pusę lūpų vis tiek, nu, kaip sakyti, ir tos įklotus perka. Ir ta problema yra kur kas didesnė, negu mes girdim. Nes čia yra nepatogus dalykas, apie tai nepatogu kalbėti yra. Mes daugiau vat, apie nervus, apie stresą, apie raganas pašnekam, nes tai, nu, kaip negėda. O apie tuos kitus dalykus nešnekam, nes tai tarsi gėda. Nu, kaip čia tokia, kaip, nu, apsileidus, ar ne, aš čia su kažkokiais įklotais dabar vaikščiu. Nu, žodžiu, kad tokia nepatogi tema. Tai va, ir kas toliau? Daugiau tai galima sakyti visos kitos medžiagos, kaip bendrai antioksidantai, vitaminai, ypatingai B grupės vitaminai, aišku, ir vitaminas C, kolageno sintezė be vitamino C neįmanoma, ir visos kitos medžiagos, tai faktas, kad reikalinga viskas ir kad mes su maistu visko negauname, ypatingai šiais laikais. Tai aš rekomenduočiau tokioms moterims susirasti pačius natūraliausius maisto papildus. Iš maisto grandinės iš vis būtų idealu, nes organizmas tokius maisto papildus labai gerai įsisavina, atpažįsta ir nėra pavojaus perdozuoti ir, na, tiesiog ir efektyvu, ir saugu, ir galima naudoti be jokių pertraukų. Tai ačiū labai, Eglute, aš klausiau įdėmiai ir turėjau tokį klausimą Jurgitai vos ne, bet tu jau viską lyg ir papasakojai. Bet aš dar prisiminiau, kad šią dieną Jurgita sako, aš net išsiskirti norėjau. Aš net skyrybas norėjau, jau nebežinojau, ką daryti, bet šią dieną Jurgita pasirinko tokią stiprią kompaniją. Jinai atstatė visą savo šeimą. Jinai padėjo tiek žmonėms. Mes galbūt tie donorai natūralių produktų ir sukurkime tą išliekamąją vertę. Nes tu ją dabar turi tą vertę. Taip. Tai Taip, tikrai ir ar sakau. verta buvo tau metai laiko, aš pažiūrėjau, tu dabar esi, bet ką tu per tuos metus nuveikiai, tai čia yra kitas klausimas. Aišku, mes neišpasakosim nieko. Ir tu gal patark tada po vieną patarimą, ką tu norėtumai, ir aš tada irgi patarsiu, kaip aš myliu visą tai, ką tu supasakojai, nes tai yra mumyse. Kiekvienas patarimą kokį gal duokim tada. O žmogus pasirenka lai. Aš iš tikrųjų patarčiau nei vienai moteriai nelaukti to pačio, kaip aš sakau, baisiausiojo to periodo. Be abejo, kaip Eglutė paminėjo, kiekvienai moteriai yra skirtinga. Bet kaip mano buvo atveju, tai man tikrai buvo labai, ir aš su kuo daug pakalbėjau, ir kaip aš sakiau, kaip man buvo, ir kaip man dabar, ir niekas nebetiki. Netiki. Net mano bendradarbiai, kai pamatė mane užpernai pernai ir šįmet, jinai galvojo, kad aš atėjau į darbą kitas žmogus. Ir man Tai tiesiog taip, reikia nelaukti ir rinktis patį geriausią produktą, patį geriausią, kokį aš pasirinkau. Aš šiai dienai naudoju Neolifeo maistinės medžiagas. Ir aš jų. Bet aš dabar dar ką išjaučiau. Eglute, aš išjaučiau, kaip tu sakei, kad savivertė moters krenta.
Jeigu jūs tikrai žinotumėt, koks tai yra skausmas, savivertės nebuvimas, savirealizacijos sustabdymas, tai aš tuo metu irgi gelbėjausi, man buvo ne taip gal kaip Jurgitai, bet aš skaičiau Bibliją. Ir žinot, ką aš ten perskaičiau, kai Dievas lipdė moterį, ją nulipdė tobulą. Ją nulipdė tobulą, be jokių trūkumų. O velnės per tvorą, čia pasakė čia tokia, žiūrėjo ir jam labai patiko ta daili moteris. Ir jis, nematant, kada tas Dievas nuėjo pasimti molio šiek tiek, jis norėjo pažiūrėti, kaip jinai ten sudėta. Ir jis dūrė pirštu ir ten atsidarė skylė. Ir taip sako liaudiškai, kad atėjo ligos pas žmonės. Bet kas įvyko? Dievas grįžo ir sako, nu va, kaip čia galėjo dabar būti? Aš kainos dabar nežinau tai moteriai. Aš dabar nežinau jos kainos. Tai jūs supraskite, kad mes moteris, kada prarandam savivertę, mes nebeturime kainos, atrodo. Pokalbis atrodo tik pokalbis, bet ar daug tokių yra pasveikusių žmonių su antra galimybė gyventi? Ar jūs suprantate, kas tai yra? Gauti dovanų antrą gyvenimą. Tu jau tada turi suvokimą, tu nebenori naikinti savęs. Ir va tau, Jurgitėle, ačiū, kad tu sakai, nelaukime. Nelaukime. Taip, tikrai Užauginkime nereikia. savo vertę. Žydėkime. Ir tiesiog kreipkimės ir į tokius profesionalius žmonės, kaip Eglutė. Jinai yra lektorė, tai aš nežinau, jau Skandinavijoje mes jos laukiam, suprantat? Jau Lietuva yra visa. Visa Eglutės Lietuva, taip. Tai už tai mes labai dėkojame, Taip, kad dėkojam, galime taip. tokiu būdu pasidalinti per kelias šalis, per kelius žemynus, širdis per širdį, nesumeluoti dalykai. Nu jie ir veikia dėl to, todėl kad mes įdėjome tiek darbo, mes atsirinkome, mes pasveikome, mes nebijome klausti, o bijoti aplamai nėra ko. Nes visi jau tie klausimai, ko mes bijojam, jie yra atsakyti, pasirodo. Nelaukime, kelkime savo savivertę, būkime tie donorai natūralių produktų, ne tik donorai kraują duoti. Mes, žinot, jeigu mes tokios būsim donorės natūralių produktų, tai mes ten kraują galim duoti nežinau kiek, suprantat? Ir sukurkime tą išliekamąją vertę, nes tai, kad tu investavai į save, jinai visą laiką atsiperka, yra grįžtamas jau rezultatas. Taip. Tai aš labai ir tuom noriu pabaigti ir žiūrovam noriu padėkoti, kad tikrai jūs domitės tą savo, kaip aš sakau, funkcionavimu, kaip jisai gali būti dar geriau ir dar geriau, o gal dar aš kažko naujo nepabandžiau. Tai irgi yra spalvos, tai pabandykit. Pabandykit, kas jums nedraudžia. Niekas nedraudžia, bandykit. Taip. Eglutė, o tu gal kažką savo gal turi pasakyti išjaustą kokį nors. Aš tai pabaigai noriu pasakyti, kad visada verta pabandyti ir niekada nelaukite tos, kaip sakyti, tos būsenos, kada jau nusivarėte iki negalėjimo ir jau nebeliko jumyse jūsų. Tai tiesiog aš klausiu visada irgi moterų, o ką tu prarasi pabandydama? Ką prarasi? Žinant, ką gali atrasti, tai net, kaip sakyti, net neverta ir tokį klausimą ar ne užduoti, bet, aš tiesiog raginu, skatinu moteris nepamiršti savęs ir mylėti save, rūpinti savimi ir nepamiršti, kas esi. Ir tikrai tai reikia drąsos, kaip aš sakau, bet aš tuom ir esu laiminga, kad sušildė mane tą bendruomenę, kad drąsu yra saugu, tu tiesiog pasakai ir jeigu tu turi ką duoti, ką pasidalinti, tai tu turi tikrai iš viso širdies tai padaryti. Tai ačiū labai jum, tą gražų vakarą, savaitgalio vakarą tokį. Ir tiesiog neprapulkime, nesusinaikinkime kažkokiais, tai vienas žodis gali ir užmušti, kitas gali pakelti. Tai jeigu mūsų žodžiai šiandieną kažką tai pakėlė, tai mes labai labai džiaugiamės kartu.
Iki Labai, malonaus. Iki labai malonaus. ačiū. Ačiū labai jau. Iki malonaus. Ate. Ačiū, Eglute. Iki, Jurgita. Ačiū. Dėkoju.